Sveiki, mėly investicijų pulso žiūrovai, besidomintis investavimu, investuojantis. Šiandieną aš, Greta, kartu su mūsų pagrindiniu pašnekovu Ilja Lauris, kaip visada, kas savaitę apžvelgsime, kas vyksta finansų rinkose ir ką reikėtų turėti omenyje, būtent žvelgiant į ateinančią savaitę. Ir turėtume pradėti tikriausiai nuo vienos svarbiausių naujienų, netgi 4 centriniai bankai, tai būtų Federalinis rezervas JAV, tai būtų Centrinis bankas Europoje, Šveicarija bei Japonija, šią savaitę turės apsispręsti dėl savo palūkanų normų ir kaip Ilja labai gražiai pastebėjai, kiekviena mūsų laida vienaip arba kitaip paliečia šitą temą, tikrai svarbi, bet į ką turėtume atkreipti dėmesį be palūkanų normų, būtent kalbant apie centrinių bankų politiką. Labas, Greta, sveiki. Iš tikrųjų, šią savaitę labiausiai laukiamas investuotojų įvykis yra, taip sutapo, 4 centrinių bankų sprendimas. Šiaip paprastai, apskritai, centriniai bankai turi labai didelį įtaką ekonomikai ir tuo tarpu investiciniam portfeliam, investuotojam, rinkom, taip toliau. Todėl visi taip žiūri ir laukia, bet šią savaitę tai yra visiškai neeilinis gal posėdis, nes niekas negalėjo prognozuoti karo poveikio. Ir visi lūkesčiai, kurie buvo susiję su centro banko sprendimu apie palūkanas, dabar turi tam tikras korekcijas, nes karas be abejo pakeitė visą situaciją. Tai dėl to, sakyčiau, yra toksai neeilinis, visiškai neeilinis lūkestis, o ką padarys. Tai priminsiu, kad 4 bankai, tai yra teisingai pasakė Amerika, Didžioji Britanija, Europa, Japonija, tai yra tie, kurie stipriausiai įtakoja visą pasaulį. Amerika rytoj, likę 3 bankai poryt, iš tikrųjų darys tos sprendimus apie būtent palūkanas. Kol kas kaip ir laukiama, kad šiek tiek bus stabilizuoti tie sprendimai, tai nieko nepasikeis, palūkanos liks kaip yra, bet būtent visiems labai įdomu, ypač investuotojams, o kaip karas keis retoriką, paskelbimus, sprendimus ir tikrai taip toliau. Dabar dar vieną tokį labai įdomų momentą gal noriu paryškinti, nes iš tikrųjų paskutiniu metu labai dažnai rinkos prasėda prieš tos sprendimus. Labai dažnai interpretuojami tie prasėdimai, kai sell-offais, masiniai išpardavimai, kai rinkos iš tikrųjų krenta ar tai 1 ar 2 punktus procentinius prieš sprendimus. Tai noriu tiesiog tai pastebėti, įdomiai sutampa, kad tai didžiai dalim atsitinka ne dėl to, kad tiesiog visi masiškai išparduoda, o dėl to, kad kuo toliau, tuo stipriau tokie sprendimai centrinių bankų įtakoja ekonomikas ir investuotojai tiesiog sustabdo savo pirkimus prieš. Tai dominuojanti nuotaika yra taip, tarkime, noriu pirkti vieną ir kitą aktyvą, bet ten šią savaitę laukiu, pavyzdžiui, tokio svarbaus įvykio kaip sprendimas, ypač 4 svarbių įvykių, tada susilaikau nuo pirkimo ir būtent kas gaunasi, tokia banga praeina, nes pagal ekonomiką kuo mažesnė yra paklausa, o pirkimas yra paklausa, tai faktas, kad pasiūla lieka konstantai, kaina krenta. Tai tiesiog noriu taip, kad paryškinti tą momentą, kad neįsigastų investuotojai, kad kažkas tai krenta, ar sell-offai, ar panika prasidėjo. Tai yra paskutiniu metu, jeigu panalizuosite banko sprendimus, ypač Amerikos banko sprendimus, paskutiniu gal metai ar daugiau, tai iš tikrųjų prieš tokius sprendimus yra tokie labai ryškus, tokie 1 ar netgi 2% prasidimai. Ta iš tikrųjų matome ir praėjusią savaitę, kai tik tai atsirado tas, sakysime, spekulacijos, o kas bus būtent kaip karas įtakos centrinio banko sprendimus, tai būtent tikrai matėme tokį rinkų prasidimą, ir toliau matyti labai daug kas priklausys nuo retorikos ir tikrų sprendimų. Tikrai taip, tikrai taip. Iš tikrųjų nemažai išbandymų išgyveno ir JAF, ir pasaulio ekonomika, tai ir COVID pandemija, po to žaliavų šokas 22 metais prasidėjus invazija į Ukrainą, vėlgi tarifų ir dabar dar prisidėjo Irano konfliktas. Tai dabar kyla klausimas netgi ne tai, kad kada bus mažinimas, o apskritai ar jis yra įmanomas šios rinkos aplinkybėmis. Ką manai dėl šito klausimo, nes manau visiems rūpi ne tik, kas įvyks šią savaitę, koksai bus sprendimas, jis daugiau mažiau yra aiškus, bet labiau mes žvelgiame į visų metų perspektyvą. Jo, teisingai sakai, ir šiaip gali eiliniam paprastam žmogui pasirodyti, kad gerai karas ten, taip nafta pabrango, tą matau aiškiai savo benzino kolonėlėse, bet kaip tai gali įtakoti arba mano gerovę,
pavyzdžiui, per infliaciją ar per mano portfelį, tai kai tai atsiliepia mano portfeliu. Tai toksai stipriausias iš tikrųjų priežastinis pasiekminis ryšys yra labai paprastas, kad šiaip bet kokie karai, ypač dabartinis karas, kelia energetikos kainą. Tai čia faktas, čia visada būdavo, čia šiuo metu mes tikrai tą registruojame. Dabar kas atsitinka, kaip tai įtakoja tokį dalyką kaip infliacija. Tai yra pirmasis poveikis yra labai akivaizdus ir momentinis. Tai kilant energetikos kainai, kyla benzinas, benzino ir energetikos kaina labai stipriai įtakoja visiškai visas kainas, nes labai sunku įsivaizduoti produktą, ar tai būtų ten maisto išvežimas per parduotuvės reikalaujantis benzino sąnaudų, arba gamyba, arba kitoks. Labai sunku įsivaizduoti šiais laikais bet kokį procesą, ar paslaugą, ar prekę, kuri vienaip ar kitaip savo logistiniai ar kūrimo grandiniai nenaudoja energetikos, benzino arba kito kūro. Tai yra momentinis, staigus, labai ryškiai matomas. Dabar kas iš to įseka išvestinis poveikis, tai yra, kai valstybės investuotojai, finansuotojai, ekonomistai numato, kad būtent toks energetikos šuolis prives prie infliacijos, tai yra padidėjusių kainų. Tai faktas, kad antrinis poveikis yra tiesiog bendrinė infliacija, nebe tik kūro, bet praktiškai visko, nes ta banga per pabrangimą energetikos atsiliepia visiškai visom prekiam paslaugom. Tai infliacija bendrojų kontekstų padidėja ir faktas, kad tai registruoja statistika, o priminsiu, kad infliacija yra gal stipriausias rodiklis, kurį centriniai bankai naudoja nustatant palūkanų normas. Tai jeigu prieš karą daug mažiau buvo apsiraminę praktiškai visi bankai, nes infliacija buvo laikoma, kad buvo suvaldyta. Ir šiuo metu visiškai viskas keičiasi ir laukiama. Vėlgi, šiuo metu gal statistika šiek tiek atsilieka, gal nematome dar tų ataskaitų, bet faktas, kad visi ekonomistai jau numano, kad infliacija padidės, be abejo, tą žino, mato ir iš karto reaguoja centro bankai. Tai jeigu prieš tai lūkestis buvo toksai labiau link mažinimo, nes infliacija suvaldyta, tai dabar laukiant aukštesnės infliacijos, be abejo, ir lūkestis yra, kad palūkanų normos arba nebus mažinamos, arba bus netgi yra tam tikrų manymų, kad gali būti visai ir didinamos. Tiesiog, kad nedaleisti tos infliacijos, kurios matėme prieš kurį laiką ir Europoje ir Lietuvoje. Bet, žinai, kas man iš tikrųjų taip labai keista, kiek dėmesio yra visada skiriama būtent palūkanų normom ir infliacijai. Atrodo, kad šitie du rodikliai, kaip Dow Jonesas ar S&P ar Nasdaqo rodiklis, tai jis pabundami ir laukiama, bet tikrai ko negalima pamiršti, tai ir kitų sudedamųjų. Tai pavyzdžiui, toksai dalykas kaip... Pavyzdžiui, pinigų kiekio. Jo, tai eiliniam gal žmogui tai mažai ką sako, bet tai yra vienas iš kertinių momentų, tai yra kaip reguliuoja pinigų kiekį ekonomikai centrinė bankai. Mano asmeninė nuomonė, kad ilgojo laikotarpiu tas yra gerokai stipriau atsiliepia tokiem dalykam kaip valiutų kursai arba kaip infliacija, nes būtent per pinigų kiekio reguliaciją iš tikrųjų tai yra tas, kas reguliuoja, kiek pinigų yra ekonomikai, kiek prieinama išteklių ir kreditinių ir kitų resursų bankams ir taip toliau. Ir čia jau turi projekciją tame tarpe valiutų kursas, tikrai registruojame ir dolerių paskutiniu metu augimą, kuris šiaip iškrenta iš konteksto, nes prieš karą registravome dolerio kritimą ir kitus parametrus. Tai manau, kad šities faktoriai, kaip centrinis bankas Europos arba Amerikos elgesi su pinigais, pinigų kiekiu per QT politiką, kaip tai įtakoja valiutų kursus. Čia įsiterpsiu eilėje, galbūt reikėtų mūsų klausytojams trumpą ekskursą. Kas yra QT, quantitative tightening arba quantitative easing, nes čia tokie pakankamai sudėtingi terminai, lietuvių kalba kiekybinės skatinimas arba kiekybinis griežtinimas. Ką daro centrinis bankas tuo metu ir kodėl jie tai daro? Jo, gerai, Greta, kad sustabdai, nes iš tikrųjų mes tai pripratę viduj trumpais žodžiais naudotis, bet be abejo, kad platesnė auditorija reikia tokio išplėtinio atsakymą. Tai teisingai, kaip pasakei, tai QT yra pinigų kiekio išėmimas iš ekonomikos. Labai supaprastinu, nes instrumentai finansiniai yra šiek tiek sudėtingesni, paskoliniai, bet labai... Bet kaip centrinis bankas tą padaro? Taip, viskas per obligacijas, taip? Ne viskas. Tai prieš tai eina QE, tai yra quantitative ease arba pinigų kiekio didinimas. Tai vėlgi labai supaprastinsiu dabar, tai tegu atleidžia mane gilus profesionalus, tai kad taip viskas supaprastinu, bet per QE centriniai bankai didina komercinių bankų galimybę skolintis. Kitais žodžiais skelbia prieinamais labai pigius pinigus. Galima skolintis ir pinigų kiekis per būtent tą skolinimąsi ženkliai didėja.
Tai superkamos tiesiog paskolos raštai, obligacijos, pagrindė tai yra valstybės obligacijos, komercinių bankų obligacijos. Kitais žodžiais, centrinis bankas tiesiog iš oro, neturint pinigų, išduoda labai daug paskolų. Tai čia yra vienintelis šiaip institucija visur ekonomikai, kuri gali paskolinti pinigų neturint. Nes centrinis bankas tiesiog neturi to reikalavimo, kad už paskolos turi būti padengta ten kažkokia tai aukso ar ten dar kažko tai. Tai dabar kas gaunasi per QE, centrinis bankas priskolina visiems norintiem, vėlgi yra ten supaprastina labai stipriai. Tai yra valstybėm ar bankam priskolina daug pinigų, tie pinigai patenka į ekonomiką per kreditus, per paskolas, tada iš tų pinigų eina atlyginimai, pirkimai ir taip toliau, taip toliau. Tai faktas, kad galiausia pinigų kiekis, čia jau naudojami tokie terminai kaip pinigų agregatai, tai yra grynieji pinigai, tai yra depozitai bankuose ir panašu, tai pinigų kiekis ekonomikai didėja. Tai ilgojo laikotarpio faktas, kad jeigu įpili labai daug pinigų ekonomiką, kainos auga. Labai paprastas dėsnis. Ir QE būtent yra tas faktorius, kuris yra naudojamas centrinių bankų pinigų kiekiui didinti. Laikoma ekonomistų, kad tai ekonomika skatina, nes tai suteikia galimybę skolintis, investuoti ir taip toliau. Bet faktas, kad tas skatinimas ateina per infliaciją, nes tu įpilus ekonomiką pinigus negali tikėtis, kad kainos liks panašios. Kai visi turi pinigų, visi bando pirkti, kainos faktas, kad auga. QT yra tightening, tai yra priešingas procesas, kai centrinis bankas ilgojo laikotarpiu siekia mažinti pinigų kiekį. Tai vėlgi yra labai daug rūšių, tai šiuo metu kalbame, kad Amerika yra visiškai pristabdžiusi QT. Priminsiu, kad QE, tai yra pinigų kiekio didinimas, buvo pradėtas per COVID. Masiškas, nekontroliuojamas, privedė prie labai aukštos infliacijos tiek čia, tiek už vandenyno. Ir kurį laiką bankai jau pradeda ištraukinėti tuos pinigus iš ekonomikos. Tai prieš metus abu bankai, ir Amerikos, ir Europos, pradėjo būtent QT politiką, tai yra pinigų kiekio mažinimas. Yra versijos to QT, buvo pasirinkta tiesiog tokio pasyvaus, tai yra paskolinės bankas gavęs per obligaciją, gavęs atgal savo pinigus, tiesiog jos nurašo. Tai neagresyvus, tai toksai yra vadinamas pasyvus, bet rezultatas yra panašus, kad tiesiog pinigų kiekis po truputėlį mažėja. Tai vat Amerika QT sustabdė gruodžio mėnesį 25 metų. Europos bankas buvo numatęs nestabdyti to proceso, toliau užtraukinėti pinigus iš ekonomikos ir 26 metais. Tai būtent tai veda ilguoju laikotarpiu prie kitokio pariteto tarp euro ir dolerio. Jeigu dolerių kiekis arba konstanta, arba didėja, o euro kiekis mažėja, tai faktas, kad euras truputėlį brangsta. Ir mes tą matėme prieš karą, būtent euro pabrangimą, dolerio kritimą, kėlė susirūpinimą europiečių, nes brangus euras jau labai nesveikia eksportui, nes visos europietiškos prekės pasidaro brangesnės, dar papildomai prie Trumpo tarifų ir taip toliau. Taigi ta projekcija pinigų kiekio reguliavimo į valiutas yra labai stipri ir labai stipriai įtakoja be abejo visas investicijas. Kalbame, kad labai kitaip investuotojai tada reaguoja į europietiškas rinkas, amerikietiškas rinkas ir panašiai. Bet karas pakeitė, nes šiaip karas visada priveda prie turbulencijų būtent valiutų rinkose. Tai paprastai prie karų dolerio vertė auga. Tai tą irgi matėme, kad tas procesas pigimo dolerio, kurį matėme iki karo, visiškai pasikeitė. Paskutinius keletą savaičių doleris augo, pasiekė šiaip jau ilgai nematytų viršūnių, lyginant ten su euro kitom valiutom. Tai tas stiprinimasis dolerių, kuris ėjo priešingai tam balansui, kuris buvo prieš tai, jisai irgi pakankamai stipriai įtakoja ir lūkesčius investuotojų, ir kaip reaguoja rinkos. Taip, ir čia iš tikrųjų norėtųsi tave labiau pakomentinėti dėl dolerio euro santykio, kaip tai galėtų daryti įtaką mūsų portfeliams, dėl naftos, kurios kainoms Europoje yra ženkliai jautresnė. Ir bendrai, ką daro centriniai bankai, kai naftos kainos kyla. Bet šiandieną turime pakalbėti ir apie technologinės naujienas, o čia sudrebino galbūt rinkas toksai neįprastas įvykis, tikrai išskirtinis, istorinis galima sakyti. Google'as, Alphabet įsigijo kibernetinio saugumo žaidėją Visa. Ir ne už kažkokią sumą, o už $32 milijardus. Kas tikrai yra labai rimta investicija. Kodėl jie pasirinko tai daryti ir kai taip įsipaišo į strategiją visą Google? Gal keletą aspektų pakomentuosiu. Tikrai tokia neeilinis sandoris. Šiaip faktas, kad ypač amerikietiškos kompanijos dažniausiai savo plėtrą atlieka per pirkimus.
Tai labai nebūdinga europietiškom kompanijom. Šiaip ypatingai retai mes girdime, kad ten Mercedes, BMW ar kažką tai įsigyja. Tikrai tai nebūdinga, reikėčiai turi daug, gerokai daugiau ir patirties, ir kultūros, ir būdo plėsti savo veiklą per tiesiog įsigymus pirkimus. Tai vienas aspektas yra tiesiog, kad tai yra nematyta suma. Jeigu ten kažkadaise kalbėdavom, kad ten YouTube įsigijimas ar ten kitų už keletą milijardų yra brangu, tai buvo iš tikrųjų paskelbtas visiškai istorinis įvykis. Tiesiog tokio įsigijimo Google nėra daręs per visą savo istoriją, tai yra suma 32 milijardai. Tai buvo antras labai įdomus aspektas, kad čia paprastam vartotojui gal tokia negirdėta kompanija, tai yra izraelietiška kompanija. Ir tai yra būtent apie kibernetinį saugumą. Tai manau, kad labai įsipaišo apskritai į Google ambicijas toliau stiprinti savo duomenų centrus. Prieš porą savaičių kalbėjome apie tiesiog neeilinės investicijas į duomenų centrus, į dirbtinio intelekto visų pirma duomenų centrus. Tai Google'as buvo pasiskolinęs $120 milijardų. Mes apie tai jau kalbėjome, man atrodo, prieš savaitę ar prieš porą duomenų centrų plėtrai. Amerika investuoja arti $1 trilijono į duomenų centrų plėtrą. Laikoma, kas valdys duomenų centrus, ypač dirbtinio intelekto, tai tas valdys pasaulio, tai iš tikrųjų neiškrinta iš to konteksto. O būtent šita izraelietiška kompanija sukūrė technologiją, kuri leidžia gerokai saugesnius tos centrus turėti. Tai apskritai kibersaugumas yra kraštažodis paskutiniu metu. Visų pirma, tai susiję su tuo, kad dirbtinis intelektas ne tik tai gerus dalykus moka daryti, bet ir hakeriai ir kiti piktadariai naudoja dirbtinį intelektą visam spektrui įmanoma apgaulyšių, o duomenų centrai yra gal pažeidžiamiausias dalykas. Taip. Nes nulaužęs vieną Google duomenų centrą labai lengva paveikti milijonus vartotojų, milijonus verslų. Tai faktas, kad numatant dar tokį agresyvų augimą duomenų centruose, numatant tas grėsmės, kurios jau egzistuoja ir dar ateis, Google iš tikrųjų atliko tokį sprendimą. Tai yra gal viena iš nedaugelio nevartotojiškų kompanijų, nes prieš tai buvo tie patys YouTube'ai ir kiti įsigijimai, Waze'ai, jie buvo būtent apie vartotojai, tai šį kartą yra būtent apie tą tokią kietą infrastruktūrą. Ir noriu pasidžiaugti už kolegus izraeliečius su tuo, kad tai yra eilinis gal įrodymas technologinės plėtros, startuolių ekosistemos brandos, nes Izraelis tikrai yra labai reikšmingas žaidėjas, tas pats ir Waze'o įsigijimas, priminsiu, kad Waze'as buvo irgi izraelietiška kompanija, tai iš tikrųjų rodo, kad tokia šalis kaip Izraelis labai stipriai užsitvirtino būtent technologinių startuolių, technologiniam sektoriui, tai parodo toks sandoris ir tą sankirtą svarbių technologijų, būtent saugumo kibernetinio ir pritaikymų tai naujai statomą infrastruktūrai, manau, kad tikrai labai toks yra ryškus signalas. Šiaip eiliniam vartotojui be abejo nuo to šiek tiek džiugiau, nes ateinas technologijom ir neturint saugumo, tai būtų pakankamai sunkoka. Taigi džiaugiuosi tokiam sandoriui. Puiku. O kaip atrodo pagrindiniai Alphabeto konkurentai, kaip atrodo jų galbūt arba investicijos, arba vidinė veikla R&D, būtent kibernetinio saugumo srityje? Žinai, faktas, kad visi skiria labai daug dėmesio. Investuotojai. Tikrai taip. Aišku, iš investicinio požiūrio taško, tai manau, kad tai tiesiog patvirtina galbūt Google kaip vieną iš stipresnių žaidėjų šitoje rinkoje, nes faktas, kad aspektas yra svarbus visiškai visiems. Faktas, kad yra daugiau negu Google kompanijų, kurie investuoja ir į plėtrą, ir į saugumą, yra Meta, Microsoft, Amazon, taip toliau. Tai tokios kompanijos tikrai daug žiūri ir, sakysime, pirmieji komentarai ekspertų apie tą įsigijimą yra apie tai, kad praktiškai dabar Google'as yra jau taip stipriai palikęs paskui save tos kitus žaidėjus ir tampa praktiškai šią sekundę, tai gal toksai, pirmojų kandidatų į būtent tą korporaciją, kuri maksimaliai turės naudos, plėtros, vartotojų, galios ir taip toliau. Taigi tas tikrai pakėlė investuotojų akise korporaciją Google virš kitų. Nors irgi keista, bet tokie sandoriai tokio masto jau tampa kartais ir nepastebėti. Tai tiesiog prisiminė apie kitus žaidėjus. Tai Meta yra paskelbusi apie 27 milijardų investiciją į Nebius. Nebius yra įdomi kompanija, nes įkurta... Taip. Tikrai tai įkurta Voložo, kuris yra Yandex Rusijos didžiojo, tai vadinamas Rusijos Google'as įkūrėjas, kuris turi sudėtingą istoriją, buvo pardavęs kompaniją kartu su karu už nesutikimą su politika ir emigravęs, palikęs Rusiją, praktiškai turintis atlikti savo
savo viso verslo kūrimą praktiškai iš nulio. Ir būtent jo investicija į dirbtinio intelekto infrastruktūrą, duomenų centrų infrastruktūrą pasiteisino. Tai va toksai dar vienas sandoris, kuris taip gal nesulaukia taip daug dėmesio, bet irgi indikuoja apie didelių korporacijų tikrai stiprias ambicijas. Tai yra europietiška kompanija, Olandijoje registruota Nebijos. Tai ta investicija Meta į Nebijos 27 milijardų irgi stebina savo mastu. Tai tikrai jau dabar prasidėjo labai dideli žaidimai, būtent dirbtinio intelekto duomenų centrų lauke. Ačiū, Ilja. Šiandienai būtų tiek. Stebime, kas vyksta su finansų ir technologijų rinkomis šią savaitę. Tikrai nemažai įvykių laukia. Ir iki kito trečiadienio. Ačiū, Greta, labai. Ačiū.